Sveiki atvykę į... Bet Brazilijoje, tiksliau iš Brazilijos, mes turim labai specialų reportažą parengtą mūsų laidos bičiulio Tomo, kuris keliauja po visą pasaulį, moko žmonės fotografuoti ir leidžia puikiai laiką. Profesionalus fotografas ir kelionių organizatorius Tomas Tumolovičius bastosi po pasaulį ne vienas. Jo įkurtas nuotykių fabrikas kviečia žmonės ne tik keliauti, bet ir mokytis fotografuoti. Šį kartą bastūnų grupė lankėsi Rio de Janeiro karnavale. Tomas siunčia mums savo karštus įspūdžius iš Rio de Janeiro karnavalo. Taip, atsiimti karnavalo bilietus čia irgi dar yra reikalų. Nėra taip, kad nusipirki internete ir viskas. Atsiimti gyvus, gauti apyrankę, kad iš vis įleistų tave į patalpą. Turi registruotis laikui specialiam. Jau tik... Okay. Thank you. Hello? Yes. This is for 12, yeah, for tomorrow, sector 7. Is it a good sector, yes? Yeah, it's right in the middle. This is good. So this is in front of judges box. Yeah, they are on the 6, 3 and 10. Yeah, okay. So this, your signature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yes. Okay. Big party. Yeah, big family. Okay. Cool. Misija karnavalo bilietai įgyvendinta. Važiuojam. Nu, reikaliuku. Gavau kuponus, kad gauti marškinėlius karnavalo. Jo, tai bet dabar reikia dydį išsiaiškinti visos grupės. Dydžiai truputėlį, sakyčiau, pamažinti, tai aš imsiu XL-ą savo. Jo. Tai va tai va. Ir dar 3 spalvų reikia, tai visai grupė reikia nuspręsti. Ok, tai dabar aiškinamės reikalus. Čia viskas fainai, tik tai užima laiko. Šalia atsiėmimo punkto viešbutyje įrengta eilė laukia. Viešbutis rezervuotas tik tai jam, čia įeiti reikia su leidimu į tam tikrą erdvę. Taip, čia va žiūri, nuveda tada su apyrankiam. Nu, ir jeigu taip save gatvėje laisvai, tai sakokit telefą, stipriai laikykit, nežinau, prisiriškit prie rankos. Nes čia tokių greitų bėgikų, kur pam nukribė ir pabėga, yra. Kokie ratai. Žodžiu, čia yra gatvė, per kurią visas karavanas karnavalo įvažiuoja, įeina į Sambodromą. Ir jie čia išsirikiavę, susiruošę. O čia bomžų gatvė irgi, su policijos daug. Ant žodžiu, rajonėlis Sambodromo ne pats linksmiausias, tai atvargi čia. Taip. Tai ką, išsirašėm į karnavalą, einam ieškam savo sektoriaus, grupelė pasipuošusi mūsų, aš dar persirinksiu tribūnoje. Taip, čia suvenirčikų galima pasimti visokių.
Maisto yra, visko yra. Raudonas kilimas. Ar jūs pasiruošę? Žiūrėkit, dabar jau atėjom į tribūnas ir prieš pirmos sambos mokyklos pasirodymą. Renginys vyksta Sambodrome. Tai yra beveik kilometro ilgio stadionas ir tribūnos iš dviejų pusių. Tai yra sambo šokio karnavalo mokyklos, kurios kiekvienoje yra virš 1000 šokėjų. Nu, tokio šou aš nesu matęs. Prie 6 teisėjų tribūnos yra sustojimas, kur visas karavanas sustoja ir tenai kažkoks vyksta siurprizas. Vat visi laukia ir kas tenai įvyksta siurprizas. Iš to, tarkim, atvažiuoja didžiulės sukonstruotos automobiliai ten papuošti, ne, ant kurių šoka ten 20-30 šokėjų. Tie automobiliai gali būti 3-4 aukštų namo dydžio, beprotiškas įspūdis. Gira, gira, giro, gira, gira, giro, no atabaque, no agugu. Gira, gira, giro, gira, gira, giro, no... Rengiasi tam karnavalui visus metus. Tos mokyklos turi rėmėjus didžiausius, kad sukonstruoti, kad 1000 kostiumų galėtų pasiūti. Sunku, kaip pasižiūri, kas tai yra ir kokia svarba šaliai žmonės persirengia. Karnavalas tapo jau nebe religinė, bet yra visiškai masinė šalies didžiausia šventė, kaip pas mus kalėdos, kaip pas mus žolinių, ten joninės, kas nori. Visą šventę sudėjus, čia yra viena šventė. Karnavalas. Sveiki atvykę į! Tai ką, linkėjimai iš Rio karnavalą!
Dabar žiūrėkit, kiekvienos mokyklos pasirodymas prasideda fejerverkais ir gale Sambodromo, tai yra pradžių jos į... Tada pražygiuos per visą Sambodromą. Sambodromo ilgis lyg tai yra 800 metrų. Vienos sambo mokyklos pasirodymas trunka gerą valandą ir per vieną vakarą pasirodo 6 sambo mokyklos. Tai iš principo 10 prasideda ir baigėsi 3, 4, 5 ryto. O šalia nuostabios Brazilijos ir kitų kelionių dar laukia Australija su savo nuostabiom kengūrom ir visa gražia gamta, bei Japonija. Pagaliau pribrendom. Aplankysime ir ją. Tik truputėlį įdomiau, ne vien tik per kultūrą ir papročius ir visas tradicijas. Tai bus ir haiku, bus ir road tripai per visokius kaimelius turistų nelankomus. Tad važiavam kartu. Šiandien savo pasirodymą jau baigiam, varom ruoštis skrydžiui ankstyvam į džiunglės. Tai va, ir kaip? Be žodžių. Irgi be žodžių. Gustai. Erika? Burbuliukai skraido, viskas to pasakyta. Nu ką, vyniojam meškerės. Ir fotiką galima atsinešti, ką nori. Čia daryti gali toj Brazilijai, realiai žinokit. A cidade é a cara do Brasil.